Sveiki, trumpai. Prieš kelias dienas europarlamentaras Andrius Kubilius pareiškė, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai tai yra sveiko proto partija. Čia jo toks pareiškimas buvo, kai kas pasižiūrėjo skeptiškai, bet žmonės iš karto sugalvojo, kaip iš tikro reikėtų vertinti šitą pasakymą, kaip jisai matyt norėjo, bet neišdrįso pasakyti, ir paėmė ir tokį memą sukūrė, kad Tėvynės sąjunga, pasak Kubiliaus, yra sveiko proto partija. Ir tai yra teisingai, nes vakar, pavyzdžiui, pasklido žinia, kad sveiko mėgėja Ingrida Šimonytė, kuri prieš praėjusius prezidento rinkimus gyrėsi, kad jinai yra perskaičius tą vieną Hašeko knygą Šveiko nuotykiai, kad jinai sutiko kandidatuoti pirminėse partijos rinkimuose į prezidentus. Tai pasakymas, žmonių supratimas tiksliau, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai yra sveiko proto partija, šiuo atveju tapo absoliučia realybė. Žmonės pirmi, greičiau negu Kubilius, suvokė tikrą Kubiliaus pasakymo esmę. Linksmai šį kartą ir trumpai.